Jau, klausyk čia apie mūsų gynybą ir tuščias kalbas. Prezidentas vėl išpūtęs krūtinę stovi, Briuselyje jis kietas sankcijas prastumti nori. Skamba gražiai, ane? O kokia realybė? Vilniaus oro uoste totali tamsybė. Kaimynai atskraidino porą dėžių Minsko ir visa valstybė pasimetus viskas tvinksi. Tai yra gėda, ponai, o ne valstybė, kai dėl kontrabandos stoja visa gyvybė. Kol jis ten vaidina strategą pasaulinį, mes čia užsidarom lyg kaimo turginiai. Ar jūs juokaujat, NATO šalis milijardai? Vokiečių brigados ir skambus vardai, o mus nugali paprasčiausias vėjas su celofanu. Mes bijom šiukšlių maišo, lyg tai būtų uraganų. Oro gynyba, kokia gynyba, čia kiauras išleisti, o mus tvarko vėjas lėtas. Prezidentas tai vadina hibridinę ataką. Kokia čia po galais ataka, čia elementarus bardakas. Antradienį uostas stojo net 3 kartus, nes tarnybos nesugeba pagauti maišus paprastus. Tai ką mes darysim, jie atskirs nemins pakaliai, o tikras dronas su sprogmenim, ką tada vargšeliai. Visi drebėsim ir bėgsim slėptis po lapais. Tai ne grėsmė, tai tarnybų neįgalumas etapais. Totalė gėda prieš visą pasaulį, kai šiukšlių maišas užstoja mums saulę. Ir tada viršūnė. Jis giriasi, paskambinau dėdei Semui. Jūs rimtai? Mes tokie nuliukai, tokie bejėgiai, kad dėl paprastų balionų turim bėgt skustis jau. Mamyte, kaimynas man mėto balionus, pasakyk jam ką nors. Tai apgailėtina. Minskas mūsų bijo tiek, kiek odas tanko. Ar jūs juokaujat, NATO šalis milijardai? Vokiečių brigados ir skambus vardai, o mus nugali paprasčiausias vėjas su celofanu. Mes bijom šiukšlių maišo, lyg tai būtų uraganų. Užteks pūsti miglą, užteks pūsti miglą. Valdžia užsima perosiena, kiaura kaip rūda. Gali daužyt kumščių į stalą kiek nori, bet kol bet koks veikėjas su dujų balionėliu. Gali paralyžiuot sostinę, tai visa ta gynyba cirkas. Gal pirma susitvarkykim kiemą, išmokim numušti balioną, o tada vaidinkim lyderius. Gėda. Gėda.